Nekilnojamo turto mokesčio pakeitimai gyventojams nuo 26 metų. Tai kasgi keičiasi? Tai visų pirma atsiranda turto kategorijos. Iš viso 3 turto kategorijos, tai jeigu jūs turite daug turto, jūs visų pirma turėtumėte susiskirstyti tą savo turtą, kuris į kurią kategoriją pakliūna ir tada jau žiūrėti, kaip ten toliau su tais tarifais. Tai pati pirmoji kategorija yra pagrindinis gyvenamasis būstas, kuriame yra gyventojų deklaruota gyvenamoji vieta. Ir čia neapmokestinamoji vertė iš tiesų yra nustatyta tikrai didelė, nes iki šiol buvo 150 000, o nuo 26 metų ta neapmokestinamoji pagrindinio būsto vertė tampa 450 000 eurų. Savivaldybė, kurioje nekilnojamojo turto objektas yra, nustato tarifus ir tie tarifai yra nuo 0,1 iki 1%. Bet šie tarifai įsijungia tik tada, jeigu jūsų turto vertė yra didesnė negu 450 000 eurų ir skaičiuojama būtų viršijančiai daliai. Tai žiūrėkime toliau. Antroji gyventojų valdomo nekilnojamo turto objektų kategorija tai yra kiti asmeniniai nekilnojamo turto objektai, asmeniniai, ūkio, specialiam naudojimui skirti pastatai, tai pavyzdžiui gali būti garažai, tai gali būti sodai, tai gali būti jūsų antras atostogų būstas, nenaudojamas komerciniais tikslais, komerciniai veiklai. Ir čia jau atsiranda turto vertės intervalai ir įdomus pakeitimas yra to, kad atsiranda nekilnojamo turto mokesčio progresyvumas. Tai reiškia, didėjant tokio turto vertei, kai tokio turto vertė yra kuo didesnė, tuo didesnis tarifas ir bus taikomas, bet didžiausias tarifas, koks gali būti taikomas, yra 1% tokio turto mokestinės vertės. Tai yra atsiradę intervalai, tai vadinasi nuo 0 iki 50 000, jeigu tas jūsų antras būstas yra vertas, pavyzdžiui, garažas arba sodo namelis, tai tokiam turtui bus taikomas 0%. Kada viršys 50 000, bet nepasieks 200, nuo 50 000 ir 1 euro iki 200 000 atsiranda 0,2% tarifo. Ir taip, kas 200 000 intervalais, nekilnojamo turto mokesčio tarifas pakyla iki 1%, tai 1% taikomas turtui, kuris viršyje 1 milijoną eurų. Ir tai jau yra ta antroji kategorija, ne pagrindinis jūsų būstas, atsiminkite. Na ir trečioji kategorija, kasgi dabar čia toj trečioji kategorija, pažiūrėkime. Tai trečioji kategorija, jinai neturi savo aiškaus apibrėžimo, tiesiog pasakyta tai, kas nepakliuvo į pirmąją ir antrąją kategoriją, tas pakliūna į trečiąją kategoriją. Ir trečios kategorijos turtui yra taikomas nuo 0,5 iki 3% savivaldybių nustatytas tarifas. Tai pavyzdys trečios kategorijos būtų komercinės patalpos arba komerciniais tikslais naudojamas nekilnojamasis turtas, ne asmeniniais, o komerciniais, nes jau tada įsijungia apmokestinimo principas ir apmokestinimo tarifai toks pats, kokį moka verslo įmonės. Tai yra nuo 0,5 iki 3%, ką nustato kiekviena savivaldybė lokaliai. Ir dar tokiam, būtent trečios kategorijos turtui prisideda 0,2% gynybai papildomai prie nustatyto savivaldybių tarifo. Tai vadinasi, ką turite padaryti visų pirma, tai susižiūrėti, susinventorizuoti savo nekilnojamąjį turtą, prisiskirti kategorijom, pasitikrinti mokestinės nekilnojamojo turto vertės, o mokestinė nekilnojamo turto vertė yra nustatoma valstybės įmonės registrų centro ir skelbiama. Ir iš tiesų, jeigu jūs įvesite Google paieškoje mokestinė nekilnojamo turto vertė, tai jūs ir turėtų nuvesti į registrų centro pasitikrinimo langą, kur suvedę savo nekilnojamo turto objekto unikalų numerį, jūs ir galėsite pasitikrinti, kokia mokestinė vertė yra taikoma. Tai tokie pagrindiniai pakeitimai.